Dabar startuoja ir Martas Nigermanis. 206, 25 startinis numeris. Papasakosiu vieną nuotykį. Pernai metais buvo atvažiavęs tavo kolega Ramūnas Čepkauskas pasimėginti. Atsivežė Vitalijaus Plastino BMW automobilį, sako, ralį žinau, ten kartingus, žiedinę formulę savo žinau. Pamėgino, sakė, Rimai, baisu važiuoti atmenų, gauna į priekinį stiklą, net iškart koja automatiškai nuo gazo ant stabdžio. Tai Benai, dar pakomentuok, tu pasižiūrėjai tiesiog, ar nebaisu būtų, nematęs tu to aukščiausio rango varžybų, bet kada tu nieko nematai, kada tu krauni tokią porciją žvyro, molio, akmenų, kada matomumas yra nulinis, ar drįstum lenkti, būdamas, sakykime, na, kad ir antroji, trečioji pozicijai. Tiesiog, na, toks įdomus būtų tavo komentaras. Dakare iš tiesų smėlinas arba dulkių gaunam tikrai pakankamai daug ir jeigu pasivėjai lėtesnį varžovą, tai gali net prieš 100 km važiuoti nieko nematydamas. Aišku, tai prie to esu pripratęs, bet šie automobiliai, ypatingai, kurie važiuoja dabar, jie tikrai palieka įspūdį. Tai yra galingesni net negu ralio automobiliai, beveik 2 kartus. Todėl, kad tai yra uždara trasa, gali greitai gauti pagalbą, dėl to yra leidžiami būtent tokie ypatingai dideli pakeitimai. Ir aš sakau, man niešti padą ir iš tiesų aš tikrai norėčiau spausti acceleratorių tokiam automobiliu ir tai, kad tai yra artima kova, aš manau, kad priduoda dar daugiau žavesio. Taip kad mėgaukitės, tai yra automobiliai, kurie turi apie 600 arklio galių ir su jais tikrai galima išdarinėti daug įdomių dalykų.